Kalbėti šiandien yra be proto sunku ir aš nenoriu diskutuoti apie poligono žemėlapį. Man iš vis pirmiausia kyla klausimas, kodėl Kapčiamiestis. Ir ar pasidomėjot pirmiausia, žiūrėdami į žemėlapį, ką Kapčiamiestis turi? Ar tik taip durėm pirštu ir nusprendėm, kad Kapčiamiestis? Ar žinom, kiek Kapčiamiestis turi turizmo sodybų? Kiek baidarių verslų, ar žinot? Man įdomu, aš jūsų klausiu. Mes žinom, kad turi turizmo, kad laisvalaikės vedamas čia, todėl ir atsakiau. Bet ar skaičiai žinot? Ar mes atvažiavom pažiūrėti Kapčiamiestį, prieš praeitą pirmadienį paleistą tą pranešimą, kad Kapčiamiestis tampa poligonu? Kodėl mes neatvažiavom čia anksčiau kalbėti su gyventojais? Kodėl mes sužinojom tada, kai sužinojo visa Lietuva? Ir jūs dabar atvažiuojat pas mus įtikinti žmonių, kad jie išeitų iš savo namų. Ką galima pasakyti žmogui, kuriam reikėtų įsikraustyti iš savo namų? Aš nežinau, aš nerandu tokių žodžių, ką reikėtų pasakyti. Aš suprantu gyventojų susirūpinimą, piktumą ir mes gaunam iš Pabradės poligonų, iš Rūdininkų poligonų žmonių gyvenančių šalia užuojauto žodžius. Ne kaip gerai, kaip nuostabu ir gera ten gyventi. Man gaila šitų žmonių, kurie merė patikėjo prieš du gerus metus, du kartus jumis. Nežinau, ar trečią kartą mes patikėsime jumis. Kai prieš 2 metus mes pradėjome įgyvendinti šitą projektą, merė žodžiai buvo: Kapčiamiestis turi būti turistinis miestelis. Mes dabar būsim poligono miestelis su iškirstu mišku. Nežinau, ką mes galėsim iš turizmo čia vystyti, žiūrint į šitą žemėlapį sunkiai įsivaizduoju. Man asmeniškai gėda už šitą sprendimą. Kapčiamiestis nėra ta vieta, kur turėtumėm draskyti gamtą, turėtumėm draskyti žmonės. Žiūrim į poligono teritoriją, bet nereiškia, kad už poligono ribų mums gyventi bus geriau. Pabradės gyventojai sako, kad 5-10 km atstumu gyventi tiesiog neįmanom ir patys įsikrausto. Tai mes privesim prie to, kad Kapčiamiesčio visai turbūt nereikės. Labai sunku ir aš jūs suprantu, mano gyvenamoji vieta į šią teritoriją nepatenka, bet negaliu užgarantuoti, kad aš galėsiu gyventi čia gerai. Mes šiandien dienai per 8 metus vargom ir pastatėm šitos bendruomenės namus, tam, kad čia vystytųsi turizmas, vystytųsi verslai, galėtų gyventojai džiaugtis gyvenimu. Bet šiai dienai, rugsėjo 26 dieną, atidarius šios bendruomenės namus, jūs mums iš karto uždaro duris. Jūs neleidžiat mums gyventi toliau. Kapčiamiestis gyvuoja, atsigauna ir šiai dienai jūs naikinat viską. Ir aš su visa pagarba jums už visus gražius žodžius, už tą pagalbą, kurią suteikėt, stoju gyventojų pusė ir nesame mes prieš poligoną. Mes nesame svatnikai ir nesam prieš Lietuvos saugumą. Bet Kapčiamiestis nėra vieta poligonui ir šalinrankas nuo Kapčiamiesčio.